reiškiasi Stasys Lozoraitis buvo pavadintas vilties prezidentu, ko gero jau po fakto. Tai viena. Dabar kažkas, kažkur, atsiprašau, iš pakampės ima ir šitą šventą žmogaus vardą eksploatuoja. Aš kalbėsiu ne apie tai, ko nežinau, aš kalbėsiu iš savo asmeninės patirties. Visų pirma, Stasys Lozoraitis tai buvo mūsų tarybinių laikmečių mūsų simbolis nepriklausomybės. Jungtinės Amerikos valstijos, kitos pagrindinės vakarų valstybės nepripažino mūsų okupacijos. Ir tuo grindėme savo viltis ir pagal šitą scenarijų buvo rikiuojamas kovo 11-osios aktas ir visas scenarijus, kad iš vienos pusės pasinaudoti formalią galimybę tarybiniuose okupaciniuose valdžios organų rinkimuose dalyvauti ir turėti balsą legalų, legimityvų. Tai iš kitos pusės, kaip nepažeisti tos nepripažinimo politikos, o čia atskira paskaita, kaip išmanevruota. Tai Stasys Lozoraitis ne tik, kad buvo simbolis, tai dabar per šios dienas dar daugiau sužinojau, jau esu sakęs, kaip ten buvo, kad mes ten 10 ar 8 be kovo 11 išvakarėse sakėm, kad reikia. Reikia šiandien, nes kovo 12 bus Gorbačiovas prezidentu ir bus išstojimo, neišstojimo įstatymas Maskvoje priimtas. Tai būtent Lozoraičiui po mūsų tokio apsikalbėjimo kovo 10 vėlų vakarą ir sprendimo nebuvimo ir Landsbergio dar neapsisprendimo, kad tai daryti, būtent Kazimieras Motieka paskambino Kęstučiui Girniui. Kęstutis Girnius savo žinomais kanalais Stasiui Lozoraičiui ir tokiu būdu Stasio Lozoraičio skambutis Landsbergiui ir, jeigu trumpai rezumuoti, kiek mes žinom, kiek pateikta ir po to iš pokalbį su Lozoraičiu, tai sako, mes nesuprantam, kodėl jūs delsite. Tai dabar žmogus, kuris, taip jau istorija lėmė, buvo mūsų visos nepriklausomybės atspara per tiek metų, dešimtmečių ir suvaidinęs tokį lemiamą vaidmenį. Man, pavyzdžiui, aiškiam dešiniajam nuo pat Sąjūdžio pradžios ir iki šių dienų, man visiškai yra nesuprantama, kaip taip galima buvo amoraliai pasielgti iš viso Lozoraičių per jo rinkiminę kampaniją. Taigi patys dešinieji nudaigojom jį per rinkimus. Tas, kas garsieji maišai, nemaišai, kompiuterinė medžiaga, gauta iš saugumo, tarybinio saugumo kompiuterių, kas buvo, disponavo dvi institucijos ją. Valstybės saugumo departamentas ir Artūro Skučio vadovaujamas Aukščiausios tarybos apsaugos skyrius. Ji buvo nunešta, patys suprantat, ir atiduota Brazausko komandai. Vat visą šitą mėšlą, teisybę, neteisybę, pusiau teisybę, imkite ir naudokite. Bet čia, kaip pasakyti, praeitis. Tai aš labai prašyčiau žmonių nespekuliuoti šituo vardu. Niekas, net tie, kurie mes žinojom daugą, kurie bendravom su tuo žmogum, niekada nekils jokia ranka po jo vėliava klijuotis ir jo vardu, žinot, jeigu aš būsiu vilties prezidentas, tai aš matot jau čia turėsiu šiek tiek, gal net labai rimtai, daug tokių taškelių ir balsų susirinksiu. Šito, tai yra tiesiog amoralu. Ir nelabai norisi apie tai šnekėti. Tai yra, gal kiti žmonės nepagalvoja apie tai, laikas bėga, užsimiršta. Taip sakant, patys paaukojom Stasį Lozoraitį susideginimui, patys jo neparėmėm lemiamų momentų ir dabar nespekuliuokim jo vardu. Geriau gerbkim tą žmogaus atminimą.